Tai žinai, dabar neforsuosiu jūsų, čia aš greitai pavariau tokią greitakalbę, tai taip sumaliau mintis, per 10 sekundžių tiek, žinai, visko pasakiau. Tai va, kai man buvo 30 metų, aš jau mokytis nelegaliai į Vilniaus universiteto chemijos fakultetą. Jau mokytis nelegaliai. Ir aš sutikau dvi moteris, jos ne merginos, jos yra moterys. Aš sutikau dvi moteris, kurios mane pakvietė į užsieniečių bažnyčią. Ir kai ten atėjau, man pradėjo patikti, man visos merginos labai patiko. Bet tarp jų buvo viena gražiausių, tarp jų buvo viena labai graži, kuris su manim labai gražiai šnekėjo. Ta jaunutė moterytė su manim labai gražiai šnekėjo. Ir aš tik po kurio laiko prisiminiau, kad aš ją visą laiką stebiu Facebook'e, aš domiuosi ją, žinai. Ir tik po kurio laiko man priėjau prie išvados. Ir vat mano sesers vyras vedė, kai jam buvo 30 metų ar 31, jisai vedė mano seserį, jauną merginą. Ir tada supratau, kad kadaise, kai sakiau, kad žmonės gyveno gerai, pasaulis buvo išnykęs, bet žmonės šventė, gyveno gerai, linksminosi. Tai va. Ir dabar jau, kai man yra 32 metai, aš, tarkim, jau pralankęs 8 metus mokiausi pas tėvus gyvendamas universitete, baigiau profesinę, ėjau į mokslus, nagrinėjau sąmokslo teoriją, žinai, ten pradėjau kurti savo civilizaciją, savo požiūrį į civilizaciją. Ir kai pradėjau domėtis tiesa, aš supratau, kad aš nieko gyvenime nepasiekiau. Ir tik yra viena išeitis – turėti šeimą. Viena išeitis yra turėti šeimą ir darbą. Pažiūrėkit, kaip aš gyvenu. Jūs pasižiūrėkit, kaip aš gyvenu. Aš esu didžiuliam skurde. Aš nieko nepasiekiau. Manęs niekas neklauso. Aš niekam neįdomus. Tėvai mano baigė numirt. Mano tėvas senas, motina senutė. Motina graži, bet jinai senutė. Mano tėvai seni, mano sesuo ištekėjus. Aš gyvenu vienas kaip pirštas. Neturiu ką valgyti. Neturiu kur gyventi, supranti? Ir tada man dėjo, kad kai man yra 32 metai, aš sutinku vesti merginą, supranti? Kai man 32 metai, aš matęs gyvenimo, aš sutinku vesti merginą. Nes man ant savo gyvenimo jau yra nusišvilpt. Aš jau nebenoriu gyventi tokio gyvenimo ir kurti tiesos teorijų ir aiškinti, koks yra pasaulis. Man jau ant viso gyvenimo yra nusišvilpt. Ir kai berniukui sueina 32 metai, jisai veda merginą. Supranti? Kaip berniukui, aš mačiau, ir aš pradėjau matyti kelias gražias merginas, ten vienur graži mergina, kitur graži mergina, žinai. Ir tada aš supratau, kad tais laikais, kai išnyko gamta, po 32 metų, aš nusileisdavau ant žemės ir užkalbindavau panelę, kuri būdavo labai graži. Nes man jau buvo nusišvilpt. Aš pusę gyvenimo pragyvenau, nieko nepasiekiau. Ant gyvenimo nusispjovau, man viskas atsibodo. Ir aš tada suprantu, jog reikia kurti šeimą. Supranti? Ne šeimą, aš tada supratau, jog reikia ieškoti partnerės, kad galėčiau gyventi geriau ir turėčiau prasmę gyvenime, auginčiau vaikus. Tai mano sesers vyras ją vedė po 30 metų, bet kai berniukui sueina 32 metai, ir jis jau pažįsta visą valstybę ir žino visas paslaptis pasaulio, jam ant savo gyvenimo jau yra nusišvilpt. Ir jisai pasiruošia vesti moterį ir gyventi su ją visą gyvenimą, nes jis nieko daugiau neturi, o jo gyvenimas jau po truputį eina į brandos amžių. Tai va, ir kai aš nuėjau į tą mormonų bažnyčią, man labai patiko tokia šviesiaplaukė panelė. Bet supranti, mažos panelės jau reiškia, kad tai yra negerai. Mažos panelės yra negerai. Bet tarkim, man 32 metai, dabar aš grįžčiau tą bažnyčią,
pasimčiau kokią ten tamsesnės odos gražuolę, tokią, žinai, ten tokią gražuolę pažįstu, kuris su manimi labai gražiai kalba. Jinai su manimi labai gražiai kalbėjo, sako, tu toks jaunas atrodai, jinai sako, man sako, tu toks jaunas atrodai, tu toks gražus, sako, kaip tau sekasi, labą dieną, žinai, ten angliškai. Ir aš tada supratau, kad kai man 32 metai, aš nebenoriu gyventi. Arba aš nebegyvensiu, arba aš eisiu tuoktis, eisiu ženytis. Ir kai man yra 32 metai, aš jau spjaunu į viską, man reikia ieškoti gyvenime pagalbos ir ieškoti moters.